Keletą mėnesių trijose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – bėgimo entuziastai ir profesionalai renkasi į Nestlé treniruotes Skanauk gyvenimą. Vilniaus maratono pasirengimui skirtas treniruotės sostinėje veda vienas labiausiai patyrusių bėgimo trenerių Lietuvoje – Povilas Rakštikas. Jau 50 metų bėgimo subtilybių mokantis treneris Skanauk gyvenimą dalyvius moko, kaip tinkamai pasirengti bėgimui, kaip teisingai įveikti ilgas distancijas ir dalinasi per ilgus metus sukaupta patirtimi. Žmonės atėję į treniruotę, jis gauna, žinių, jis gauna praktikos. Ir tie, kurie nori dar daugiau, praktiškai jis įsijungia į patį tą jau bėgimą. Yra 3 dalykai labai svarbus. Gera avalynė. Jeigu jis pabėgios su bloga avalynė savaitę kitą, gali iškilti problemas, kurių sprendimui jau gali praeiti mėnesiai. Antras momentas – tai bėgimo greitis. Pagrindiniai sporto dėsniai yra laipsniškumas, periodiškumas ir maksimalūs krūviai. Tai pati pradžia prasideda nuo to palaipsniškumo. Trečia – tai yra pastovumas ir kantrybė. Tai yra viskas, aš manau, ne tik tai bėgime, bet ir visur yra to, kad žmogus, jeigu jis, sakykime, pastoviai kažkurį tai laiką kažką tai darys, reiškia, jis įsijungs į tą visą. O tas laikas, per kurį jis pastoviai turi daryti, yra minimum 6 savaitės. Į pasirengimą maratonui treniruotės visose miestuose susirenka po maždaug 50 bėgimo mėgėjų ir profesionalų. Nuolatiniai treniruočių dalyviai jau mėgaujasi pasiektais rezultatais ir tvirtai jaučiasi prieš maratoną. Sustiprėjau, galiu tiek greičiau nubėgti trumpas distancijas, tiek ilgas greičiau, tiek ištvermės ilgesnius atstumus galiu nubėgti, manau. Jau dalyvavau keliuose mažesniuose bėgimuose, trumpesniuose distancijose, bet iš tikrųjų juntamas pagerėjimas tiek sportinė prasme, tiek savijauta ir kiekvienos dienos tiesiog ritme. Nestlé treniruotės Skanauk gyvenimą vyks iki Vilniaus maratono, kuris startuoja rugsėjo 9 dieną. Treniruotėse kviečiami dalyvauti visi bėgimo entuziastai.